Labas vakaras, LNK žinios apie pirmadienio įvykius Lietuvoje ir svetur. Su naujienomis aš Gintaras Deksnys ir pirmiausia santrauka. Europos parlamento rinkimuose daugiausiai balsų surinko konservatoriai, nors laimėjo tik didžiuosiuose miestuose. Gražulis galės linksminti Briuselio politikus. Blinkevičiūtė darbo vietą pasirinko, bet atskleis tik šeštadienį. Kraštutinių ar net atvirai prorusiškų politikų Europos parlamente bus panašiai kaip iki šiol, tik Vokietijoje ir Prancūzijoje triumfuoja kraštutiniai dešinieji, įveikę Šolco ir Makrono partijas. Tad Prancūzijos prezidentas paleido parlamentą. Kaip matome, Europa sukasi į dešinę. Ta šitie rinkimai labai aiškiai parodė. Daug kai kur, taip liaudiškai tariant, ant posūkio šiek tiek užmeta. Matematikos egzamino abiturientai šiemet pagaliau liko patenkinti. Sako, labai bijoja, bet užduotys anot jų nebuvo sunkios ir tikisi gerų įvertinimų. Daug lengvesnis negu praeitų metų, nes aš sprendžiau paskutinių kelių metų. Nebuvo kažko labai netikėto. Šiom su didesniu pasitikėjimu nei po anglų egzamino. Vilniuje pradėtas atstatyti sprogęs Viršuliškių daugiabutis, ardomos griuvusios plokštės. Meras tikisi, kad gyventojai namo grįž dar šiemet. Kai prasidės šildymo sezonas, jau sistemos būtų paruoštos ir būtų galima bent jau atiduoti tai viduriniai namo daliai, tos butus įsirenginėti. Bus komunikacijos, šildymas, vanduo, dujus, elektra, o sienos, tam grindys, jau žmonės patys tvarkys. Gegužę atpigo kai kurios šviežios daržovės. Prognozuojama, kad lietuviškos šį sezoną bus pigesnės dėl neįprastai šilto pavasario, o tarptautiniai renginiai ir koncertai pakėlė viešbučių kainas. O Havajų policija sumanė, kaip paplūdimiuose sumažinti vagysčių. Nepalikite vertingų daiktų be priežiūros pliaže, o įsidėkite juos į neperšlampamą maišelį ir neškitės į vandenį. Nesuvokiama. Tai to nedarysite? Ne, tikrai neketinu. Lietuva išsirinko 11 žmonių, kurie važiuos dirbti į Briuselį. Su 3 mandatais šiuos rinkimus laimėjo konservatoriai, o socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė vis dar atvirai nepasako, kad Europos parlamento neatsisakys, nors tą galima suprasti iš kitų jos žodžių. Liberalų sąjūdį aplenkė ir Lenkai, ir Gražulis, o laisviečiai užėmė 4. vietą ir jau skelbėsi pagrindiniais Lietuvos liberalais. Dar 2 liberalios partijos aiškinosi, kiek įtakos rezultatams turėjo savaitgalį vykusios LGBT eitynės. Apie viską išsamiai Eglė Račkauskaitė.